Sveiki, noriu pristatyti dar vieną užbaigtą objektą. Tai 40 kvadratinių metrų karkasinis namas. Įrengta terasa 20 kvadratinių metrų. Sandėliukai sodo įrankiams laikyti. Daug langų buvo įrengta. Apsaugos sistema sumontuota. Taigi daugiau apie namuką, tai 40 kvadratinių metrų, 4 metrų pločio, 10 metrų ilgio namukas, 4,5 metro aukščio. Privažiavimo šiam objektui nebuvo, todėl reikėjo statyti vietoje. Įrengėm sraigtinius cinkuotus pamatus. Sienos, stogą ir grindis šiltinam 20 cm akmens vata. Kas atitinka B klasę, galima gyventi visus metus. Lietaus nuvedimo sistema sumontuota. Rekuperacinė sistema. A+ klasės langai. Įėjimo durys šarvuotos. Fasadas šiaušta dailylentė dažyta pramoniniu būdu. Apsauga nuo graužikų įrengta. Ir tai vat, kviečiu užeiti į vidų, apsidairyti iš vidaus. Taigi, tik įėjus patenkame į prieškambarį, iš kurio turime įėjimą į vonios kambarį. Vonios kambarys 3,2 kvadratinių metrų. Pakabinta spintelė su veidrodžiu, maišytuvas, kriauklė, įmontuojamas unitazas, dušo kabina, ištraukimas oro, šildomos grindys tualete, termostatas, elektros skydinė. Iš prieškambario patenkame į svetainę kartu su virtuve. Virtuviai montuota kriauklė, orkaitė, montuojamas šaldytuvas. Kaitlentės nebus naudojama, todėl nemontavome. Viso namo vidaus apdaila kombinuotas gipso kartonas dažytas su balinta dailylente. Pažvelkit į lubas. Kaip pastebėjote, stogo konstrukcija nėra simetriška. Toks buvo projektas. Vidaus durys medžio masyvo balintos su rakinamom spynom. Turime išėjimą į terasą. Iš terasos ir svetainės eina miegamasis. Miegamasis išties erdvus, 12 kvadratinių metrų. Taipogi sumontuotos visame name yra šildomas grindis, kiekviename kambaryje atskiras termostatas, valdomas nuotoliniu būdu. Parodysiu sprendimą taupant namo erdvę, kaip sumontuoti langai, tai yra iš 2 dalių. Tikrai šaunus sprendimas. Name yra sumontuota laminuota grindų danga. Taipogi turime 2 antresolės virš vonios kambario. Virš vonios kambario gaunasi 6 kvadratinių metrų. Virš miegamojo 12 kvadratinių metrų. Rekuperacinė sistema, kaip matote. Toks mūsų užbaigtas objektas.